jauni 2008 metų gimimo žirgai. Ir iš karto į priekį įsiveržė žirgas Švyturys, vadinamas Kastyčio Troto. Antroje pozicijoje Edelveisas. Ir matome, jaunimas nėra dar įpratę hipodromo takuose išlaikyti vienodą aliūrą. Matome, jaunimas sušuoliuoja, o tai reiškia, kad stoka patirties. Taigi hipodromo viraže verda kova tarp dviejų žirgų, tarp Švyturio ir Edelveiso. Ir priekį įsiveržė žirgas Edelveisas. Neryškiai pusė žirgo galvos, tačiau priekį Edelveisas antroje pozicijoje Švyturys. Na ir Akropolis trečioje pozicijoje. Edelveisas sušuoliavo, tačiau nepraranda vilties sėkmingai pasirodyti. Na ir artėja Akropolis, ryžtingai artėja prie lyderių. Paskutinis viražas. Kastyčio Trotos Švyturys taip pat sušuoliavo. Kaip jau minėjau, jaunimas neturi patirties dar, studijuojame žirgus, kad sėkmingai išlaikyti vieną aliūrą, taisyklinga iš čia bėgti visą hipodromo taką. Ir kas pasiekoje matome tokias klaideles. Na ir gražus finišas kovoje, kol kas lyderis Švyturys.